Labas, Gintarė. Labas, Daiva. Malonu tave matyti Levandų laukuose. Aš irgi Levandų laukuose, virtualiai, bet kažkada ir gyvai buvo. Aha, buvo labai gerai. Tikiuosi, kad dar irgi aplankysim ne kartą. O šiandieną mes susitikome pakalbėti apie detoksą, apie organizmo švarą, kas yra svarbu, aktualu, manau, kiekvienam prieš pavasarį, prieš vasarą. Skaičiau vieną tokį straipsnį ir ten buvo parašyta, mes rūpinamės savimi, dantimis valome ryte, vakare, prausiamės, o vidaus ar mes valome? Labai retai. Aš daug metų nesigilinau į tai, bet kai atėjo tas sąmoningumas, gilintis labiau į save, į savo sveikatą, į ilgaamžiškumą, tai detoksas mano šeimoje atsirado ir noris dabar tikrai dalintis su visais, nes tai yra didžiulė nauda mums kiekvienam. O aš, kas manęs nepažįsta, kai klausysitės, prisistatysiu, esu Daiva Bernotė, aromaterapijos mentorė. Su aromaterapija jau draugauju daugiau negu 8 metus. Padedu moteriams ir vyrams jaustis sveikiau, geriau, ilgaamžiškiau, tiek emocinėje sveikatoje, tiek fizinėje sveikatoje. Konsultuoju individualiai ir vedu užsiėmimus grupę. Gintarė, tu apie save? Taip, aš esu Gintarė Šitilienė, taip pat esu aromaterapijos temoje jau 9 metai. Tai atrodo, eterinis aliejus kažkada įsileidau dėl gero malonaus kvapo, o ta kelionė per kvapus atvedė iki daug platesnių ir gilesnių temų, nes dažnai pagalvoju, o kas eina pirmiau ir kas yra svarbiau - fizinė ar emocinė mūsų sveikata. Ir kas labiau įtakoja, ar mūsų nuotaiką, ar mūsų būseną. Turbūt viskas yra organizme susiję ir viskas susiję tiek ir su švara, tiek su išorės švara, minčių švara, žarnyno švara. Turbūt net jeigu ten tam žarnyne kažkas ar organizme nelabai gerai, tai ir mintis tada nelabai gal kartais švarios būna. Taip? Tai labai džiaugiuosi, nes irgi, kaip tu sakei, anksčiau niekada, ne tai, kad niekada, galvodavau, man neaktualu, man neįdomu, aš čia dar jauna, man nereikia, bet kažkaip ta kelionė per kvapus ir šita sveikatinanti bendruomenė užnorino domėtis giliau, plačiau ir esu labai dėkinga, nes kiekvieną dieną atrandu kažką savo naudingo ir reikalingo, kuo norisi pasidalinti su kitais. O ta mūsų bendruomenė iš tikrųjų yra didžiulė. Šiandieną mes čia tik tai dviese kalbame ir dalinamės, o nuotraukoje tai yra didžiulė bendruomenė, kur susitinkam mokymuose ir galim padiskutuoti giliau ir sužinoti dar daugiau. Taip. Ir visą laiką kiekvienam susitikime atrandam naujų receptų, naujų patirčių, naujų pasidalinimų, kur ir galim ir savo pritaikyti, ir taip kaupti ir savo patirtį, ir plėsti savo artimųjų patirtį. Taip? Tai mes irgi iki šiol su Daiva kviesdavom ir darydavom įvairius aroma renginius, įvairias aroma patirtis ir taip natūraliai priėjom, jau kalbėjom seniai, praeitais metais pradėjom tą diskusiją, kad labai norėtųsi ir pačiom praeiti detokso programą, prasivalyti ir tuo pasidalinti ir susibūrėm mes į tokią grupelę, kurioje dalinamės ir būtent dabar, vasario mėnesį, startuojam su detoksu, yra įvairių programų, kurias norime pristatyti ir pasidalinti, ir toje grupėje dar daugiau dalinsimės visom patirtimis, kaip einam, ką jaučiam, ką patiriam, kokie pokyčiai vyksta.
Ir kai pradedi kalbėti su žmonėmis, ar organizmui reikalingas tas detoksas ir kiti žmonės net nesusimąsto, ar ne, tai pasižiūrėkime, kaip užsiteršia pats organizmas. Pats organizmas gali užsiteršti dėl netinkamos mitybos, tai yra perdirbtas maistas, cukrai, greitas maistas, kur mes valgome, pietaujame, vakarieniaujame, užteršta aplinka, teršalai, pesticidai, tiesiog net ir per maistą mes galim gauti, kai yra užauginamas produktas netinkama dirvožemyje, ar net ir pati mėsa gyvulio yra antibiotikų pilna, tai mūsų organizmas visą tai gauna kartu su maistu. Per cheminės medžiagas, buitinė chemija, kosmetika visa, kur mes tepame, kur valome namus, tai per tai irgi mūsų organizmas teršiasi. Lygiai taip pat per stresą ir nuovargį. Mokslininkai tikrai sako, kad stresas tai yra mūsų senėjimo požymiai. Kuo daugiau streso, tuo greičiau mūsų organizmas senėja. Tai detoksas padeda nuo viso to sau prasivalyti. Detokso nauda organizmui tai yra stiprina imunitetą, valo toksinus, mažina stresą, gerina miego kokybę ir suteikia energijos. Kaip atpažinti, ar jums reikia, irgi gal galvojate, aš dar jauna ar jaunas ir man dar ne apie tai, tai pasižiūrėkite, jeigu jūs atsakysite bent į kelis klausimus, taip tikrai rekomenduojam atlikti savo detoksą. Ar jaučiatės jūs nuolat pavargę ir išsekę, atrodo ryte atsikėlė ir tos energijos neturi. Susidurite su virškinimo problemomis, pučia vidurius, užkietėja viduriai, kažkas žarnyne yra negerai. Dažnai sergate ar sunkiai pasveikstate. Trūksta energijos kasdieninėms veikloms. Atrodo, papietavai, pavalgiai, dar reikia dirbti, o jau energijos nėra, ne? Ir jaučiate nemalonų prakaito kvapą ir burnos kvapą. Tai vėlgi parodo, kad organizmas yra užsiteršęs. Aš pati asmeniškai tikrai prieš organizmo valymą, ten buvo rudenio jau pabaiga, jaučiu kažkas jau atrodo suprakaituoja ir tas kvapas netoks malonus. Kai pasidariau tokį greitą valymą, tai tikrai atrodo ir paprakaituoja, bet savęs nejauti. Tai va toks pavyzdys, kur paeksperimentavus per save, galite pajausti ir pamatyti detokso naudą. Iš vis labai yra naudinga tą sąmoningumą įjungti kasdienybėje ir įsiklausyti, nes šiaip senovėje, kai nebuvo visų tų unikalių diagnozavimo metodų, tai tie žiniuonys, daktarai, tai ligas atpažindavo netgi pagal žmogaus kvapą. Ir jeigu mes į tą pasižiūrėtume, kartais pafiksuotume savo kūno kvapą ir pajaustume, kiek tikrai keičiasi. Kai tavo mityba užsiteršia, kai pradedi valgyti daugiau to tokio nesveiko maisto, arba jeigu išgyveni labai didelį stresą. Irgi kūnas reaguoja ir jisai visiškai išskiria kitokį prakaitą. Ir pasižiūrėkim, kaip atrodo mūsų tas žarnynas, kai žiūrime iš išorės, matome plaukus, nagus, galim pasižiūrėti, kaip mes atrodome, lieknos, stambesnės, o ten į vidų mes niekada nelendam ir apie tai negalvojam, kai nematom. Bet pasižiūrėkim, kiek mūsų ten yra to gerųjų bakterijų, blogųjų bakterijų ir kiek sudaro to ilgoji žarna ir plonoji žarna. Tai 5-7 metrai ilgio yra mūsų plonoji žarna. Aš taip pabandžiau šiandieną pagalvoti, kiek reikia nužingsniuoti ir ištiesti tą plonąją žarną, kad praeitų visas tas mūsų maistas, visos maistinės medžiagos. Ir 2 metrai maždaug yra storoji žarna. Čia kalbam apie suaugusį žmogų. Ir mokslininkai tikrai yra daug straipsnių parašę ir daktarai apie tai kalba, kad norint pailginti gyvenimą ir jaunystę, būtina išlaikyti švarų žarnyną.
Žarnynas kontroliuoja mūsų imunitetą, svorį, nuotaiką ir sveikatą. Daug tyrimų. Aš netgi irgi esu vat, ir skaičius, ir girdėjus, ir yra dabar labai tokios diskusijos tarp mokslininkų. Turbūt anksčiau esam labai girdėję tokį terminą, kad žarnynas yra antrosios mūsų smegenys, bet dabar jau daugelis mokslininkų sako, kad tai yra pirmosios smegenys. Ir kodėl jie taip sako, todėl kad ant žarnyno sienelių yra labai daug nervinių tų plaukelių ląstelių, kurie reaguoja į viską, kas mumyse vyksta, ir ten būtent žarnyne mes kartais pajaučiam greičiau kažkokius pokyčius ir baimės, šiaip realiai netgi jaudulį. Kai sakom, kad tai jaudinės, tai lyg tai suka vidurius. Bet ten visko vyksta labai labai daug. Tai iki šiol turbūt nelabai tai įvertindam. Ir anksčiau apie tai galbūt nedaug tiek buvo kalbama, kiek dabar apie tai. Bet todėl, kad mes ir anksčiau galbūt daugiau to tikro maisto, tikros ląstelienos gaudavom, tikrų fermentų gaudavom. Mes prieš seminarą su tavim, Daiva, kalbėjomės, kad mūsų vaikystėje tai buvo labai tas įprastas produktas - rauginti kopūstai, raugintas pienas, toksai tikras tas maistas, ten rauginti burokėliai ir kiti dalykai. Tai dabartiniai vaikai, labai retas vaikas, kuris valgo raugintus kopūstus, tokio natūralaus fermento, kuris atliktų tą darbą, padėtų mūsų žarnynui, mūsų kepenims, kasai atlikti jų darbą. Gal ir net ir to tokio sąmoningumo nėra, kad ką tie rauginti kopūstai, tėveliai tai nepasakodavo, kad va, ten valgys ir fermentai tau gaminsis ir taip, ne, kad pasėti, o dėl ko man reikia valgyti, dėl ko. Tai va, atrodo, valgai tai, kas tau patinka. Bet kai pradedi gilintis, greitai, kur nereikia įdėti pastangų jokių. Gyvenimo tempas tik spartėja, greitėja, visur nori suspėti ir tiesiog nebesigilinio, ką tas maistas duoda. Netgi dabar irgi vieną dabar galvoju straipsnį, ar kur aš skaičiau, kadangi irgi, aš tarkim pradėjau galbūt mąstyti dėl to, kad kažkokiu atsirado papildomų kilogramų, kurie jau man nelabai patinka veidrodyje ar ten spintoje. Ir taip irgi ieškotis tokios informacijos ir visko. Ir viena iš rekomendacijų, kuris sako, jūs pradėkite valgyti natūraliai namie gamintą maistą. Ne kavinėse, ne kažkur ten degaliniai sumuštinių nupirkta ar dar kažką. Natūraliai, bet lėtai gamintą namuose maistą. 3 kartus dienoj ir jau pasikeis jūsų ir nuotaika, ir būsena, viskas. Taip, tai kokie tie organizmo valymo etapai yra? Nuo ko mes pradedam? Tai žarnyno valymas plus parazitų valymas. Žarnyno valymo programa yra ilgoji ir trumpoji. Mes šiandieną jums pristatysime. Kepenų valymas, ląstelių ir kraujotakos valymas ir sistemų palaikymas bendrai. Imuniteto palaikymas, kitų mikroelementų. Tai mes šiandieną apie tai pakalbėsime. Nes irgi susiduriam kartais su tokiu pasakymu ar pastebėjimu, kad būna, pradeda žmonės, jie jaučia kažkokius negalavimus, nori greitų sprendimų, pradeda vartoti kažkokius papildus ir neįsisavina. O kodėl neįsisavina? Nes galbūt yra užterštas organizmas kažkokiais ar parazitais, ar grybeliais, ar kažkokiom bakterijom, kurios ir suvalgo tos papildus ir jais pasisotina ir mes mažai įsisavinama į mūsų organizmą. Tai labai daug programų, labai daug specialistų rekomenduoja prieš pradedant vartoti tam tikrus papildus, pradžiai išsivalyti organizmą, padaryti tą tokį arba trumpesnį arba ilgesnį detoksą, parazitus įsivalyti. Aš, pavyzdžiui, apie parazitų valymą irgi buvau ganėtinai tokios nuomonės, galvojau, kad čia tik vaikams reikia pravalyti parazitus, nes jie nesilaiko higienos, jie ten žaidžia smėlio dėžėj, jie ten glosto gyvūnus ir nenusiplauna rankų.
Ir kad lyg tai, nu, kažkaip pas mus būdavo, kad tik vaikam apie tos parazitus kalbėdavo. Ir kur buvo pavasarį praeitą gastroenterologė paskaitą pas mus, kai vedė, jinai sakė, jūs neįsivaizduojate, kiek ir kokių kontaktų jūs turite ir niekas mes nežinom, kiek kiti žmonės laikosi higienos. Tai mes tų visų parazitų irgi užsiveisiam ir tai yra tiek pas vaikus, tiek pas suaugusius žmonės ir šitą irgi reikėtų antiparazitinę programą bent kartą metuose tikrai praeiti. O aš girdėjau ir skaičiau, kad jeigu pas žmogų yra mažas hemoglobino lygis, maža kraujystė, tikėtina, kad yra organizmas užterštas parazitais. Būtent organizmas nepasisavina naudingų medžiagų, nors ir papildomai vartosit dėl hemoglobino lygio pakėlimo. Tai padarius antiparazitinę programą, reikėtų pasižiūrėti, gal jūsų organizmas įsisavintų daug geriau. Ir pasižiūrėkim, kokia ta ilgoji žarnyno valymo programa. Atrodo ilgoji, čia reikės sunkiai dirbti ir vien tik tai apie organizmą galvoti. Tikrai taip nėra. Maždaug ilgoji programa trunka, paimkim, mėnesį laiko, rekomenduotina yra 2-3 mėnesius, kitiems net ir ilgiau, iki 6 mėnesių. Mūsų organizmai yra nevienodai užteršti, reikėtų žiūrėti intuityviai pagal savo savijautą. Tai mes šiandieną kalbėsime, ką mes praeiname ilgojoje programoje, aš priešai save irgi turiu pasiėmusi. Tai yra pirmą savaitę mes naudojam komfortoną. Čia yra piliulės, apie jas mes pakalbėsim, kaip ir kada mes jas turime gerti. Tada eina antra savaitė, kai jau susireguliuojame komfortoną, eina ECP, tai yra skaidulos, praturtina mūsų organizmą ir valo taip pat. Ir tada jau eina trečioji savaitė enzimai. Enzimai yra 3 rūšių, mes pasirenkame vienus, apie juos irgi pakalbėsime toliau. Ir gaunasi mūsų 3 savaitės ir jau susiriša visi produktai 4 savaitėje. Taip, tai komfortonas tai yra unikalios žolelės praturtintos eteriniais aliejais. Kodėl būtent Young Living kompanijos papildai yra unikalūs? Kad į juos įeina eteriniai aliejai. Ir būtent jisai padeda efektyviai pašalinti iš žarnyno atlikas ir toksinus. Gerina žarnyno peristaltiką. Padeda valyti kepenis ir tulžį. Į jį įeina eteriniai aliejai, kaip paimkime okotėją. Okotėja ypatingai kovoja su Candida skrybeliu. Tada įeina vokiška ramunėlė, pasižymi antiuždegiminiu procesu, slopinimu. Tada įeina pankolis, mažina pilvo pūtimą, pipirmėtė kovoja taip pat su Candida, mažina pilvo pūtimą taipogi. Imbieras padeda skaidyti riebalus, antiparazitinis jisai yra, rozmarinas stabdo mielių ir grėbelių augimą žarnyne. Ir būtent komfortonas jisai jau padeda iš žarnyno valyti visas atlikas, ko mūsų organizmui nereikia. Būtent mes pradedam naudoti po 1 piliulę ryte, išgeriam prieš maistą ir tada 2 piliulę išgeriam vakare. Vakare galima po vakarienės, kartais kitą kartą prieš vakarienę. Tiesiog jūs žiūrite jau intuityviai. Ir reikėtų didinti kiekvieną dieną po piliulę. Tai ką reiškia? Jeigu padedam pirmadienį nuo 1 piliulės, mes didinam tada antrą dieną, antradienį, jau 2 piliulės ryte ir vakare. Ir žiūrim per visą dieną, kaip jūsų vyksta tušinimosi procesas. Jūs turite tuštintis būtinai ryte jau tai turi išeiti jums normaliai, kaip sakyti, nespirutė, bet taip normaliai. Ir per visą dieną jūs turite išgerti maždaug apie 2 litrus vandens. Trečiadienį jūs jau didinate iki 3 kapsulių ryte ir 3 kapsulės vakare. Pasižiūrėkit, ar jums to reikia. Kai kuriems žmonėms reikia ketvirtadienio, kad didintų po 4 kapsulės. Ryte 4 ir 4 vakare. Dažniausiai žmonėms užtenka kitiems po 2 kapsulės, kitiems po 3, plius minus tokioj situacijoj. Kiti būna, sako, man užtenka, išgeriu 1 ryte ir 2 vakare.
gaunasi per dieną tik tai 3. Intuityviai žiūrim, kaip mūsų organizmas jisai tuštinasi. Rekomenduotina būtinai, kad ryte jums normaliai, be jokių viduriavimo ir dienos metu irgi būtų gerai dar papildomai išsivalyti, išsituštinti. Ir rekomenduojama tokį irgi tą labai pastebėti savo organizmą, jeigu jaučiam kažkokią ar didesnį raižymą ar kažką, tai tada mažinti dozę. Jeigu neišeinam į tualetą, natūraliai reikia didinti tą dozę, kad pradėtų tas visiškai natūralus ir komfortiškas procesas vykti. Tai jo, labai individualiai. Į vandenuką, nes būna, kad komfortono kaip ir užtenka, o viduriai dar užkietėja, nes vandens yra per mažai. Ja, prie visų detoksų, prie visų programų organizmo valymo būtinai reikia vandens. Ir čia savo priminti, išsiugdyti, galbūt net kažkokį pasidaryti fiksavimą, kiek išgeriat ir pastebėti dienoj. Komfortono sudėty yra tokios irgi žolelės, kurios būtent padeda susitraukinėti žarnyno sienelėm ir lengviau visam turiniui išeiti, atlipina tą turinį, kuris yra prilipęs natūraliai žarnyno. Mūsų organizmas, jisai kaip ir sukonstruotas taip, kad lyg tai jisai turėtų viską pats natūraliai suvirškinti ir pašalinti. Bet dėl tam tikrų mitybos įpročių, galbūt judėjimo ir kitų aplinkybių, dalis maisto nepasišalina, dalis atliekų prilimpa prie žarnyno sienelių ir būtent tos žolelės padeda atlipinti ir lengviau išeiti. Tai šitas papildas tikrai labai labai stiprus, labai reikalingas, tik tai jo tada yra įspėjimas, kad nėščiosios ir iki 12 metų vaikams jisai nėra rekomenduojamas ir nereikėtų. Čia yra jau nuo 12 metų galima vartoti papildą. Tada kitas eina papildas, jau nebe ne kapsulėse, o tokie milteliai žali, žolelių pagrindu yra sumaltas darinys. Tai yra gaubtinės žarnos valiklis, ką komfortonas jisai išvalė, o jisai dar stipriau paima ir viską nuvalo nuo mūsų žarnų. Tai surenka sukauptas atliekas žarnyne, sutraukia toksinus, gerina žarnyno peristaltiką, mažina žarnyno dujų susidarimą, gerina maistinių medžiagų įsisavinimą. Tai čia įeina skaidulos, balšvojo gysločio, avižų sėlenų, linų paprastųjų, pankolių sėklų ir visą tai padeda valyti mūsų organizmą. Ir taipogi yra praturtinti būtent šitie papildai eteriniais aliejais. Citrinžolės, imbiero, pankolio, anyžiaus ir visą tai sustiprina. Turiu čia pagalbininką su savim, jam visada yra malonu vesti seminarus, ypatingai šiandieną, jisai pradėjo ruoštis, sako, jau einam daryti seminarą. Tai atsiprašysiu, jeigu šiek tiek pralinksmins ir jums to žaismingumo seminare įkvėps. Jisai degustuoja dabar. Tai ką reikia daryti? Aš ryte sumaišau su vandenuku, man atvirai jos skaniai geriasi su obuolių sultimis, natūraliomis. Tai aš jas obuolių sultis praskėčiu su vandeniu, trečdalis stiklinė obuolių sulčių, tada įpilu vandens ir tada šaukštelį ICP. Sumaišau, vandenukas turėtų būti šiltesnis, tada lengviau susimaišo. Ir tada tiesiog vienas arbatinis šaukštelis, sumaišot ir išgeriat prieš maistą. Lygiai taip pat padarau vakare, ryte ir vakare. Ir taip didinam šitą dozę iki 2, kiti nori iki 3 šaukštelių, pagal intuiciją. Aš maks didinu iki 2 šaukštelių, man to užtenka. Bet jūs turėtume žiūrėti net ir pagal organizmo svorį. Šitoje vietoje.
Ir kad, kalbam apie vandenį, ar ne, būtų ryte skaniau gerti vandenį ar visą dieną net gerti vandenį, tai į stiklinę vandens visada mes rekomenduojam įsilašinti citrinos eterinio aliejaus. Kalbam tik tai apie Young Living citrinos eterinį aliejų, nes jis yra, atsiprašau, jisai yra leistinas gerti į vidų, nes tai yra maisto papildas. Ir ką citrinos eterinis aliejus daro? Valo toksinus, padeda valyti toksinus. Prie viso to jisai ir gerina nuotaiką, mus prabutina, pražvalina šitoje vietoje, bet labiausiai padeda iš mūsų organizmo valyti toksinus, ftalatus. Ir pakelia nuotaiką dar šalia to. Tai į vandenuką stiklinę, lašelis citrinos eterinio aliejaus ir taip galit kiekvieną akimirką, kai gerit vandenuką, vis įsilašinti savo. Taip, ir tada turbūt papildome jau irgi kiekvienas pagal savo pasižiūri programą, kaip jinai įsivažiuoja, įvedimą tiek komfortono, tiek skaidulų. Tai tuomet papildome fermentais. Fermentus pasirinkite, kurie prie jūsų mitybos yra geriausi ir naudingiausi. Tai Daiva, kiek žinau, tu detoksavimą, taip? Taip, mano mylimiausias yra detoksavimas, jisai man kažkaip prilipo labiausiai. Tai yra fermentų mišinys. Žmonėms maždaug nuo 35 metų fermentų organizme gaminasi vis mažiau ir mažiau. Natūralu ir jaunesniem, jeigu mes nenaudojam fermentuoto maisto, kur padeda fermentams gamintis, mes negaunam tų fermentų. O fermentai reikalingi tam, kad valytųsi mūsų organizmas. Visi nereikalingi dalykai. Tai fermentai padeda virškinti, detoksikuoti ir valyti organizmą. Atveria tulžies pūslės latakus ir išvalo kepenis. Užkerta kelią pertekliniam kandidos grybeliui ir mielių augimui. Skatina detoksikaciją ir išvalo nuo parazitų. Taip, mamytė dabar kalba. Taip, skatina ar net pačią detoksikaciją, užbaigia ir palengvina virškinimo procesą, mažina cholesterolio lygį mūsų kraujyje, daugumai žmonių jau, nežinau, virš 30 metų būna, kad cholesterolio lygis organizme yra padidėjęs irgi dėl netinkamos mitybos. Tada suteikia daugiau energijos ir pagerina bendrą savijautą. Tai vėlgi, žiūrime, kiek mums reikia jų vartoti pagal savo organizmo svorį. Tai 20 kg mes naudojam vieną kapsulę. Jeigu žmogus sveria 60 kg, jam iš viso reikės 3 kapsulių. Tai galima vieną ryte ir 2 tada liks jums vakare. Na ir taip pasižiūrit pas savo organizmo svorį, pasiskaičiuojate. Aš šiaip labai mėgstu irgi šitus fermentus turėti ir šiaip namuose, nes arba pasimti kelionę, kai kelionėse ten būna tokio visokio kitokio maisto, galbūt nelabai nuoseklaus režimo, nelabai įprasto maisto. Tai ir nežinau kaip jum, bet šiaip tai aš savo aplinkoje, kiek kalbamės ir dalinamės, tai galbūt mes ir patiriam stresą, galbūt dėl to, kad tikrai tenai būna neįprastas mūsų organizmui maistas, galbūt todėl, kad ten to režimo nėra, ėjimas į tualetą būna apsunkintas arba atsiranda kažkokio papildomo pūtimo, tai kelionėse aš kitą kartą ir profilaktiškai panaudoju jau iš karto nuo pat pradžių. Kitą kartą, jeigu pamirštu, tai jau tada būna jau tik pajutus, kad kažkas tai jau yra sunkumas, jau jauti, kad tau sunkiau susivirškina, tai tuomet irgi taip pagal tą kūno svorį pasiskaičiuoju normą ir išgeriu šitų kapsulių, tai jos tikrai labai labai puikiai veikia ir labai gerai yra turėti su savimi. Taip, kiti fermentai, kurie galite irgi rinktis, yra esencialzyme.
Tai toksai įvairių fermentų kompleksas, kuris yra 2 sluoksnių kapsulėse, skirtas subalansuoti virškinimo sistemos veiklai ir bendram fermentų aktyvumui palaikyti. Tai šie fermentai yra naudingi, reikalingi tą tokį pakankamai galbūt sveiką netgi gyvenseną, valgant įprastą maistą, kai nėra labai daug to tokio sunkiai virškinamo maisto. Tai tokie palaikantis įprastinę mitybą fermentai, praturtinantis ir padedantis suvirškinti. Padeda atstatyti fermentų balansą, pagerina žarnyno florą ir padeda šalinti toksinus iš organizmo. Tai vartoti reikėtų 3 kartus dienoje tarp valgių. Tai šitos pakuotės vienam mėnesiui ir užtenka. O yra tokie praturtinti SNDL 4, tai jisai toksai jau daugialypis fermentų kompleksas. Čia būna pakuotės po 2 kapsulės ir jas reikėtų valgio metu irgi 3 kartus ir vienu metu išgerti abi 2 kapsulės. Tai išeina, kad ir 3 kartus dienoj po tas 2 kapsulės ir išgerti. Tai šie fermentai jau yra skirti labiau tie, kas valgo daug riebaus maisto, užteršto maisto, perdirbto maisto ir labiau, kai reikia tokio platesnio spektro suskaidymo viso maisto, tai vat šitas papildas tada tikrai reikėtų būtent jau tokio plataus spektro fermentus ir naudoti. Tai jo sudėtyje yra tiek gyvulinių, tiek augalinių fermentų ir jie yra taip padaryti, kad pakliūna skirtingų metų ir įsisavina ir suvirškina visą tą maistą, kurį yra sunkiau natūraliai suvirškinti. Ir dar ką labai rekomenduočiau, nepriklausomai kurią programą jūs pasirinksite, ar ilgąją programą, ar trumpąją programą, o galbūt, tarkim, tik tai skaidulas pasirinksite gerti, nes irgi yra toksai variantas, kai labai nenori savęs kažkuo riboti ir tik tai papildai organizmą, tarkim, galvojam, kad mes visiškai gerai maitinamės, pakankamai valgom tų medžiagų, kokių reikia ir rytais tada pasirenkam gerti tik tai skaidulas, tai labai skanu praturtinti truputėlį Golden Turmerico gėrimų. Čia yra tokie milteliai, labai mes vadinam auksinis gėrimas ir kartais mes labai painiojam ciberžolę su kurkuminu. Galvojam, kad tai vienas ir tas pats, bet kurkuminas tai yra ekstraktas, ciberžolės ekstraktas, tai jisai yra daug labiau ir daug geriau įsisavinamas ir veikia prieš uždegimiškai. Tai tikrai žarnynui tai labai labai naudinga ir praturtinti skaidulas dar pusę šaukštelio arba galas šaukštelio į skaidulas ir tada vandenį užpilti, tai ir skaniau susigeria. Ir dar plius prasiturtina visomis geromis savybėmis, kurias turi būtent šitas gėrimas. Tai jisai palaiko natūralią organizmo reakciją į uždegimą, stiprina imunitetą, pagerina sąnarių sveikatą, yra daug labiau geriau įsisavinamas negu paprastoji ciberžolė, turi sudėtyje prebiotikų, kurie padeda irgi virškinimui ir žarnynui. Ir tai yra taipogi stiprus labai antioksidantas ir praturtina, papildo organizmo antioksidacinių fermentų aktyvumą. Tai mes labai mėgstam šitą gėrimą. Labai labai skanus. Ciberžolės asmeniškai aš nemėgstu patiekaluose. O čia jisai nesulyginama to skonio, jisai turi to saldumo, kaip limonadas, jisai visai kitoks, aš sakyčiau.
Nes jisai praturtintas ir mangų yra ekstraktų, imbierų, dar eteriniais aliejais, tai tikrai yra skanus ir toks, aš jį labai beje atradau, mes taip mėgdavom visą laiką jį tokį pateikti kaip sveikuolišką mimozą per renginius, bet jį labai skanu netgi kitą kartą kaip arbatą išgerti. Bet su šiltu vandeniu pasidarai ir kaip arbatą, tai irgi labai skaniai susigeria ir maloniai. Ir į kokteilius, į visus kokteilius, tiek į skaidulas, tiek vėliau kalbėsim apie Balance Complete, tai labai gerai prasiturtina. Tai apie 5 dienų organizmo valymo programas skubantiems žmonėms, kai nėra kada galvoti ir noriu greitai čia ir dabar, tai būtent aš planuoju startuoti su šita 5 dienų organizmo valymo programa nuo rytojaus. Bet aš po tų 5 dienų planuoju pratęsti kartu su Daiva, jau jinai yra startavusi ilgojoje programoje, tai aš vėliau praėjusi šitą trumpąją programą, planuoju, kad aš tęsiu savo žarnyno ir organizmo valymosi programą, gerdama skaidulas ir fermentus. Tai tiek, kad jūs, kas ilgąją programą, tai geriate komfortoną, o aš gersiu Digest & Cleanse papildą toliau pagal rekomendacijas. Tai šitas 5 dienų organizmo valymo programa, jinai apima Balance Complete kokteilį, milteliai. Čia yra taipogi tiek baltymų, tiek labai stipriai praturtinta yra skaidulomis. Vėliau truputėlį daugiau papasakosiu. Digest & Cleanse papildai ir Ninja Red sultimis. Papildomai galima dar įtraukti, darantis kokteilį, nes tai yra pagalba toksinams šalinti, tai mėlynės, petražolės ir spirulina. Tai tarkim, spirulina irgi yra tas superfoodas, vadiname super maistas. Tai galite, tarkim, kas einate ilgąją programą, tai į CP skaidulas dar truputėlį ir spirulino įdėti. Arba įlašinti, bet į stiklinę, tai nes į kokteilį ten eina didesnis kiekis. Tai petražolio eterinio aliejaus, būtent pamėginsiu, pasižiūrėsiu kaip skonis su petražolio eterinio aliejum ir praturtinti, nes tikrai yra naudinga. Tai maisto papildas Digest & Cleanse yra skirtas palaikyti normalią virškinimo sistemą. Jisai yra praturtintas pipirmėčių, kmynų, citrinų ir kitais eteriniais aliejais, kurie yra labai naudingi virškinimui. Ir vartoti reikėtų 3 kart dienoj, pusvalandis arba valanda iki išgeriant Balance Complete kokteilį. Tuomet šitoj trumpojoj programai 5 dienų mes kito maisto kaip ir nevartojame, yra tik tai gali būti sveikuoliški užkandžiai. Tai tarkim, jeigu ryte atsikėlus, pirmas dalykas išgerti Digest & Cleanse, taipogi kaip ir ilgoji programai būtina yra daug vandens vartoti. Tada vietoj pusryčių yra geriamas Balance Complete kokteilis, kuris yra praturtintas skaidulinių medžiagų kompleksu ir jisai užpildo organizmą tom maistiniam reikalingom medžiagom, o skaidulos, kurios išsiplečia organizmą, jos surenka, ką būna nuo senelio atlipinės komfortonas papildas arba Digest & Cleanse, jis surenka ir padeda išeiti. Tai Balance Complete kokteilį galima praturtinti Golden Turmerico dar milteliais, galima praturtinti mėlynėmis, galima, jeigu jo trūksta sotumo, galima įdėti salotos, kokios špinatų, tai jau čia kiekvienas pagal savo norą. Ir tada būtinai vandens, tikrai po kiekvieno kokteilio, nes į patį kokteilį eina irgi apie 350 gramų vandens,
bet dar papildomai reikėtų gerti vandens. Ir išgėrus kokteilį, tada dar Ninja Red 60 ml šotuką. Tai va, tai ryte per pietus ir vakare mes geriam tik tai papildą, kuris padeda žarnynui išsivaldyti, skaidulinį kokteilį ir Ninja sultis. Ninja sulčių yra rekomenduojama po 60 ml 3 kartus dienoj. Jeigu norisi, jeigu jaučiamės alkani, galima tikrai daugiau gerti, blogiau nebus. Pakankamai geriam vandens, jeigu labai tas alkanumas yra didesnis, tikrai galima, pagal savo nuožiūrą, sakau, kažkokių reikių suvalgyti viską, bet žiūrėsiu, kaip bus tos 5 dienos ir mes mūsų grupiai čia tokia tikrai dalinsimės ir pasakosime ir pasidalinsime receptukais, kuriuos galima praturtinti kiekvieną dieną. O Ninja Red sultys, jos yra, Gintarė, gal ko nepasakei, jos, nežinau, aukso vertės, nes jos labai turinčios daug mikroelementų mūsų naudingam organizmui, ar ne, ką jos duoda. Tai 15 kartų yra daugiau geležies nei špinatuose, jeigu paimam 60 ml. Ir tada turi antioksidantų daugiau negu žalioje arbatoje. Ir daug yra mikroelementų naudingų, ką duoda mūsų organizmui. Tai jeigu turit vaikų ar vyresnio amžiaus tėvelių, ar ir pačios, ar patys, tikrai gerkit ir be organizmo valymo programų Ninja Red sultis. Aš jau tiesą sakant esu pajautusi, kad kai krenta energijos lygis, kai pradeda likti kabintis kažkokios, toksai užsuktas ratas, toksai kažkoks vienas virusiukas, ten tik atsigavai, kitas virusiukas reikia. Viskas, aš žinau, kad reikia užsakyti Ninja sultis ir truputėlį papildyti savo organizmą, nes tikrai papildo tų antioksidantų ir tiek tą energijos lygį pakeli, imunitetą pastiprini, galva kitaip dirba ir tikrai toksai aukso vertės yra gėrimas, bent vieną mėnesį po 60 ml į dieną, ne 3 kartus, vieną kartą dienoj bent sugerkit, tikrai pajausite poveikį. Ir dabar vasario mėnesį tikrai yra gera proga, nes jom yra akcija, nuolaida, tai papildyti savo atsargas tikrai verta. Ir ką, kai reikia laikytis tos rutinos, kartais įsuka tave vėl į darbus ir kaip čia visur suspėti, tai mums išsigelbėjimas yra eteriniai aliejai, visada po ranka, kurie gali padėti. Ir vienas iš jų yra pipirmėtės eterinis aliejus. Jisai padeda susikoncentruoti ir savo susidėlioti tinkamai rytą. Ką reikia daryti? Tai tiesiog, jeigu turit garintuvą, įsilašinti 3 lašiukus pipirmėtės eterinio aliejaus, jau namai pakvips gaiva energija, jums norėsis veikti, jums norėsis daryti, galbūt net ir jungsit sportą, kas nesportuojate. Mes ryte su Gintarė darbo dienomis sportuojam, tai kas norėtumėt kartu, mielai kviečiam į online grupę. Ir tada pipirmėtė padeda koncentruotis visai dienai ir vakarui, aš sakyčiau, grįžot vakare po darbų ar po veiklų ir reikia dar ten pagalvoti apie tą organizmo valymą, ką skirti savo, kada pasitepkit smilkinius, sprandą, duos jums vėl to mąstymo, to tonuso. Mąstymo aš sakau dėl savęs, dėl savo gerovės, dėl savo sveikatos. Jeigu jūs būsit pilna energijos ir su sveiku organizmu ir visa šeima bus laimingesnė. Aš sakau, ar ne? Tai turėti visada rankinukę savo. Ar ne? Ką Gintarė pasakytų, visada su manimi. Nežinau, tie 3 metai turbūt iš rankinuko neišlipa. Tik pasipildo, kai baigėsi atsargos. Taip. Labai daug kur galima panaudoti ir jisai tikrai irgi padeda detoksui.
Tikrai, Ir kai kur skauda mes pradžiai galvą. kalbėjom apie citriną, tarkim, citrino liktai paskaninti vandeniui, kad būtų skaniau gerti, bet citrina ir valo. Bet galite pabandyti ryte, tą rytinę stiklinę papildyti ir pipirmėtės vienu lašeliu ir citrinos. Tai jinai veikia ir dar antiparazitiškai. Tai tikrai irgi labai ir skanu, ir iš karto prabundi, ir iš karto žvalumas. Tai naudingas labai eterinis aliejus. Tai apie dar antiparazitinę programą, kaip sakėm, jos tikrai reikia kiekvienam, nors kartą metuose yra tokia antiparazitinė programa, mes, kad lengviau atsiminti, vadiname DOTS, būtent pagal eterinius aliejus, į kurią įeina digizė, okotėja ir klaf. Gvazdikėlis. Gvazdikėlis. Įstrigo pavadinimas ir gvazdikėlio eteriniai aliejai. Tai rekomenduotina pasidaryti į atskirą buteliuką. Būtų gerai turėti tokį tamsaus stiklo 30 ml su pipete buteliuką. Į jį susilašinti 5 ml digizė eterinio aliejaus mišinio, 5 ml okotėja eterinio aliejų mišinio ir 5 ml gvazdikėlio eterinio aliejaus mišinio. Ir likusią dalį 15 ml užpildyti juodgrūdės aliejumi. Juodgrūdės aliejus yra irgi labai naudingas organizmui. Mes, nežinau, galbūt kažkas iš anksčiau esate nusipirkę Janglivink eterinį šitą juodgrūdės aliejų, kuris yra tikrai aukščiausios kokybės, labai naudingas. Bet jeigu ir ne, tai tikrai sveikuoliškose parduotuvėse galima įsigyti. Tai juodgrūdės aliejus irgi labai yra naudingas visose antiparazitinėse organizmo valymosi programuose, nes mažina laisvųjų radikalų susidarymą organizme, padeda palaikyti sveiką kraujotaką. Tai toks mišinys jisai yra labai naudingas. Digizė eterinio aliejų mišinys, jisai turi antiparazitinio, antigrybelinio poveikio, okotėja mažina potraukį saldumui ir reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Okotėja, jeigu vieną naudoti, tikrai irgi galima, nori kažko tai saldaus, tai paimti lašiuką okotėjos, arba tada jau kavos okotėjos lašeliu išgerti, tai toks bus ir kava, ir toksai nekaltas saldumas. O gvazdikėlis tai yra labai stiprus antioksidantas, kuris sustiprina visas organizmo valymo programas. Ir antiparazitinę programą yra rekomenduojama gerti taip, kad mes vieną savaitę geriam, po 6-12 lašiukų, kiekvienas sau pasireguliuoja turbūt pagal tą poveikį, kas nori tokio, galbūt didesnio svorio žmogus tai 12, bet šiaip realiai užtenka 6 lašiukų ryte arba vakare išgerti į kapsulę. Tada darom savaitę pertrauką, tada vėl geriame vieną savaitę, vėl pertrauką ir vėl geriam. Kodėl taip reikėtų gerti, taip rekomenduojama, bet taip rekomenduojama visas antiparazitinės programas eiti. Kadangi mes pirmą savaitę kaip geriam, mes panaikinam, išvalom ten esančius parazitus. Bet jie būna jau padėję kiaušinėlių, yra visokių kitokių stadijų. Mes padarom tą vieną pertrauką, jie jau ten, jau kažkas ten pas juos pasidaro, tada vėl geriam. Ir taip mes per 3 savaitės su pertraukomis mes išvalom pilnai nuo parazitų savo organizmą. Ir kas einate dabar ilgąją programą, tai taip rekomenduoju, kad pradėti maždaug, kai būsite 3 savaitėje su ilgąją programą, tai tada ir pajungti kartu antiparazitinę programą.
Ką tu paminėjai, tai yra didžiausias eterinis aliejus, rekomenduotinas kiekvienoje šeimoje, vėlgi, jeigu ir neinate detokso programos, turėti šitą eterinio aliejų mišinį, nes jisai padeda virškinimo procesą, mažina pilvo pūtimą, ramina skrandį, palengvina pykinimą, jeigu kažkoks yra blogas šleikštulys, palaiko žarnyno sveikatą ir mikroflorą, mažina rėmens, refliukso simptomus ir skatina detoksikaciją. Tai net ir vaikučiai, vat mano sūneliui yra 3,5 metukų, jau samprotauja, jeigu užkietėja viduriukai ir kažkas jau ten pradeda pilviukę raižyti, tai jisai sako, mamyte, ar gali patepti? Jisai pavadinimų Digyzo neatsimena, bet mamytė, ar gali patepti, aš jau žinau, kad reikia Digyzo. Ir jam patepu ir natūraliai, žinokit, ranką prie širdies, galiu pasakyti, po 10 minučių jau tie visi procesai jam išeina. Jam nebėra jokių simptomų. Ar ten kažkokie viduriukai palaisvėja, ar užkietėja. Jisai visose tose situacijose padeda. Tai vaikučiam mes tepam išoriškai, 3 lašiukai į delniuką aš savo sūneliui, praskėčiu su augaliniu aliejumi V6 ir ištepu pilviuko sritį pagal laikrodžio rodyklę. Suaugusiam, jeigu kažkas yra negerai, vėlgi analogiškai galim tepti išoriškai tiesiog pilvos sritį, arba kas jau draugauja su eteriniais aliejais ilgiau ir pasikliauna, kad galima juos drąsiai ir į vidų gerti, į kapsulytę augalinę įsilašinam pagal svorį. Aš vieną lašiuką 10 kilogramų, tai tarkim savo aš lašinčiau 6 lašiukus ir išgeriu tą kapsulytę į vidų. Tai va šitoje vietoje nuo virškinimo procesų, negalavimo, refliuksų tikrai rekomenduotinas yra eterinis aliejus virškinimo procesams. Labai greitas poveikis, tikrai irgi į kelionės jį irgi būtina turėti kartu. Jo, jeigu ir šiltus kraštus kažkur tas maistas toksai, kaip sakyti, ir skanus, ir egzotinis, tai visais atvejais. Tai mes prasivalėm žarnyną, taip, prasivalėm parazitus ir būtų visai naudinga padėti mūsų ir kepenim valytis, nes kepenys yra mūsų tas didžiausias filtras, toksai labai didelis darbininkas organizmo, kuris ir padeda sufermentuoti, suvirškinti visą maistą, kurį mes gaunam. Ir kepenys yra mūsų resursinis organas. Tai iki tam tikro amžiaus jos labai gerai viską daro, pašalina, atlieka, bet mes jas tikrai stipriai atakuojam. Jas veikia ir visas mūsų ir stresas, ir pyktis, ir visas nesveikas maistas, ir toksinai, ir galbūt tam tikri žalingi įpročiai. Tai su amžiumi jos pavargsta. Ir irgi aš pamenu, kaip gastroenterologė sakė, tai nuo berods 40 metų, tai jau jeigu po 7 valandos, tai žinokit, sakė, jau jūsų ten kepenys miega ir jos nieko nevirškina, fermentai būtini yra išgerti. Tai kepenų valymui yra labai naudingos skaidulos Juva Power. Čia irgi kaip ICP yra miltelių pavidalu. Tai galima jas irgi, jeigu turite arba įsigysite, tai kartu praturtinti ir ICP, jeigu imame šaukštelį ICP skaidulų ir įdėti dar pusę šaukštelio Juva Power, sumaišyti su vandeniu ir taip išgerti, tai mes tuo vienu būdu mes padėsime išsivalyti ir žarnynui, ir kepenim. Tai čia yra tokie daržovių miltelių kompleksas, kuris pasižymi labai stipriamis antioksidacinėmis savybėmis, suriša nereikalingas rūgštis ir turi tokį šarminantį poveikį organizmui labai stiprų. Tai tikrai labai naudingos skaidulos ir verta jas, bent jau kam jau virš 40, tai tikrai naudoti bent kartą metuose suvartoti šitą buteliuką. Yra dar ir eterinių aliejų mišiniai. GLF, Juva Flex ir Juva Cleans. Visą laiką, kurie yra mūsų Young Living produktai su Juva, tai yra skirta kepenim.
Tai šiuos eterinių aliejų mišinius yra naudinga tepti kepenų tulžies sritį ir jie padeda irgi kepenim valytis ir tarkim, yra dar vienas labai geras mišinys Release, kurios padeda tiek paleisti pyktį, tą prikauptą nuotaiką ir rekomenduojama būtent kepenų sritį tepti ir paleisti. Tai GLF mišinys yra būtent tulžies ir kepenų valiklis, jisai labai rekomenduojamas, kas turi akmenligę. Juvaflex padeda atsistatyti kepenų funkcijai, o Juvacleans taipogi padeda kepenims apsivalyti, tai pagal savo būtent poreikį rekomenduoju pasirinkti kažkurį vieną iš šitų mišinių arba dar Release irgi tinkamas. Taip pat yra naudingi morkų sėklų eterinis aliejus ir šlamučio eterinis aliejus taipogi labai naudingas ir reikalingas. Ryte, kas, tarkim, galite kartais pakeisti, tarkim, kai su žarnyno valymu, rytais, tarkim, geriate vandenį su citrinos eteriniu aliejum ir perėję prie kepenų valymų, jūs galite pakeisti su Citrus Fresh, kuris irgi turi, ten jau yra mišinys citrusinio eterinio aliejų ir jisai irgi dar padeda irgi valytis toksinams iš mūsų organizmo. O išsivalius kepenim naudinga dar sustiprinti valymą ląstelių ir kraujotakos. Daiva jau pradžioje minėjo irgi apie tą mūsų, kai mes su amžium pradedam kaupti cholesterolį, blogąjį cholesterolį, tai jisai aišku kaupėsi ir dėl netinkamos mitybos, dėl netinkamo režimo ir turbūt dėl mūsų ar negebėjimo, o gal tokio rūpesčio dėl patirimo streso. Nes turbūt irgi, kol esam labai jauni, tai mums daug kas nerūpi, o paskui mes kažkaip su amžium daug dalykų pradedam imti galvą ir kaupti savo kraujagyslėse ir visose sistemose. Tai ląstelių kraujotakos valymui yra tikrai naudingas sulfurzyme papildas. Šitas papildas valo organizmą ląstelės lygmenyje. Esu net girdėjus, tai čia tikrai rekomenduoju netgi ir paaugliam, jeigu turi kažkokių net ir odos užterštumo, tikrai yra mano dukra vartojus ir akivaizdus buvo poveikis. Esu girdėjus istorijų, kai irgi šitą papildą naudojo ir net apnašų kiekis ant dantų akivaizdžiai sumažėjo. Tai šitas papildas turi tokį MSM kompleksą, kuris yra labai naudingas sąnariam, plaukam, nagam, odai. Tai tikrai turėtų moteris šitą papildą mylėti ir mėgti. Tai labai naudingas. Bet vėlgi, kai mes ir kalbėjome pradžioje mes išsivalom organizmą, išsivalom kepenis, o tada jau pildom organizmą dar kažkokiais papildais, kuriuos mes labiau įsisavinam. Tai jį rekomenduojama vartoti po 2 kapsulės 2 kart dienoj. Ir irgi dalinuosi receptu, kuriuo turim pasidalinę Young Living bendruomenėje. Yra toksai vėlgi pagal pirmas raides, HOF metodas ląstelių ir kraujotakos valymui, kas jau tikrai turi didesnį užterštumą kraujagyslių. Tai irgi susimaišyti atskirai buteliukyje šlamučio eterinis aliejus, frankincenso ir apelsinų po 5 ml eterinio aliejų ir užpildom juodgrūdės aliejumi. Ir kiekvieną dieną po 6-12 lašų kapsulėje 1 mėnesį reikėtų pavartoti šitą mišinį. Tai tikrai labai pagelbėsit savo kraujotakai visai. Ir vėlgi prie visų programų labai rekomenduojamos yra ninja sultys, kurios irgi padeda mūsų natūraliem organizmo procesam vykti taip, kaip jie turi vykti.
Ir prie viso to, ką mes dabar kalbam, reikalinga yra ir gerosios bakterijos. LIFE9, būtent Young Living gerosios bakterijos yra jos vienos labiausiai praturtintos tų gerųjų, ten, vat, jūs matysit jų sudėti, kiek eina tų gerųjų vis skirtingų tų bakterijų ir rūšių, kas yra svarbu. Tai rekomenduotina yra jau, kai visą tai praėjot, praturtinti savo organizmą geriausiam bakterijom. Net ir skaičiau tokį mokslinį tyrimą, kad jeigu žmogaus organizme gerųjų bakterijų yra per mažai, buvo daroma su pelėmis toksai tyrimas, vienos pelės buvo prisotintos blogųjų bakterijų ir jų elgesys kito. Jos buvo piktos, agresyvios ir kai į tas pačias peles prisotino gerųjų bakterijų, jos patapo meilios. Tai galit net pabandyti, paeksperimentuoti ar su šeimos nariais ar ne, prisotinti, duoti gerųjų bakterijų ir pažiūrėti, kaip keičiasi nuotaika to žmogaus, ar ne, jeigu reikia koreguoti nuotaiką. Tai va, tai LIFE9 vienos iš mylimiausių yra gerųjų bakterijų, kur mes mūsų šeima naudoja. Čia tikrai daug šeimų tų gerųjų bakterijų. Ypatingai jeigu po ir virusinių kažkokių susirgymų ar dar kažkokių preparatų naudojimo, ne, gerosios bakterijos tai yra vienas iš praturtinti, kur padėti. Net ir mūsų šeimoje dabar, kaip sakau, įsisuko virusas, sūneliai buvo gripas A. Ir atrodo, jau visi kaip ir turėtumėm susirgti, bet organizmo valymas, švara ir dar kitų mikroelementų praturtinimas, tai bedžiai į stalą, bet tikrai atsilaikėm kartu su vyru, tai labai labai smagu. Bet organizmo švara ir mikroelementai yra mūsų organizmo stiprybė. Tai dar prie viso to organizmo palaikymo, tai gerosios bakterijos, aš sakyčiau, yra toksai būtinas dalykas, kur tikrai reikėtų, nesvarbu, ar einate trumpąją programą, pratęskite su LIFE9, einate ilgąją programą, pratęskite su LIFE9, praeinate viską nuo iki ir žarnyno valymą, antiparazitinę programą, kepenų valymą, užbaikite būtinai su LIFE9 gerosiomis bakterijomis tam, kad atstatyti savo organizmo mikrobiotą, kad sustiprinti ir papildyti. Ir jau kai esame pilnai įsivalę, tai praėję vienokią ar kitokią programą, vienokio pločio arba kitokio, tai tikrai tada jau yra labai naudinga visą organizmo sistemą papildyti to, ko jums trūksta. Ninja sultis tikrai labai dar kartą rekomenduoju bent retkarčiais praturtinti savo racioną šitom sultim, jos tikrai labai naudingos, papildo geležies, būtent trūkumų, pas ką hemoglobinas žemesnis, tai tikrai naudinga. Vitamino D mums visiems trūksta turbūt. Labai retas, kuris turi tą reikalingą vitamino D kiekį organizme. Omega 3 irgi labai naudingas, reikalingas, kolageno irgi mes turėtume. Tai bet kiekvienas pagal savo poreikį, ko reikia labiau, kiekvienas mes savo organizmą žinome geriau. Aš tai taip kažkaip tai darau visą laiką cikliškai. Tai kiekvieną mėnesį dabar turiu tokį įprotį, kad kažkokį papildą aš įsitraukiu ir praturtinu savo racioną. Aš pasidalinsiu istoriją savo apie kolageną. Aš irgi šį mėnesį geriu jau kolageną, irgi intuityviai noris žiemą praturtinti save, lyg pavasarį jau jauti intuityviai, kad noris kažko organizmui duoti daugiau. O istorija tokia. Galvoju, būdama parodoj, sveikatingumo parodoj, išbandysiu kitos firmos kolageną, sutaupysiu šiek tiek, nes jam Livino šiek tiek prabangesnis yra kolagenas. Nusipirkau bankutę didžiulę. Atrodo, parodoj ragavau, jisai skanus, bet jisai ten gerokai praskiestas buvo. Tai va, pasidariau namuose, kaip priklauso, pagal instrukciją. Ir aš vieną gurkšnį išgerusi. Aš jaučiu, kad jisai man nepatinka, labai nepatinka, bet aš nesu ta tokia, kaip sakyti, maisto išrankė, galiu valgyti, daug ką, ta prasme, toleruoju.
bet aš geriu antrą gurkšnį ir mano organizmas šleikštulys kelia tą kolageno gėrimą tiesiai į kriauklę. Tai ta mano bankutė didžiulė stovi tos firmos, nevardinsiu, bet jinai žinoma gerai Lietuvoj ir su medaliais, galvo, mano organizmas jau yra prasivalęs ir žino, kas jam yra tinkama ir kas yra netinkama. Tai dėkoju sau ir dar kartą, žinai, vat, pamoka, norėdama sutaupyti, moki 2 kartus. Ačiū, teisingai. Bet man, žinok, irgi labai rezonuoja ir atliepia man. Aš jau kadangi irgi esu ne kartą išbandžius Young Living kolageną, man visi kiti, kiek aš esu pabandžius, kažkur paragauti, atmetimo reakcija visiška. O mūsų tai taip atrodo, aš nežinau, jeigu jo nenormuot arba jisai būtų dikai, tai per renginius pas mus būna, kad liejasi sultis, tai nežinau, turbūt nebūtų stop tos vietos. Man labai ir skanus. Ir apie tos produktus, ką mes kalbam apie kokybę, tikrai, kur yra ir patikrinta, ir daug pasaulio vartotojų naudoja, ir tikrai daug gražių atsiliepimų apie visą tai yra. Galima įsigyti produktus analogiškai galbūt kitų firmų ir galvoti, kad sutaupysiu, bet mes investuojame į savo organizmą, kol mes jaunos, galbūt taip, kolageno mes reakciją patyrėm, išpjovėm, bet kitų papildų mes negalim, mes suvalgėm, suvartojam, bet, iš ten, kaip sakyti, gal to teigiamo poveikio kitų firmų taip ir nebūtų, tokio, ką mes turim su Young Living kompanijos papildais. Taip, aš visą laiką sakau, geriau vis dėlto atrinkti tą kokybę. Galbūt jeigu negalim visko iš karto, nes aš žinau, kad yra, kai taip paklausai, tai atrodo noriu ir to. Bet tada geriau jau rinktis pagal savo galimybės, bet tada pažingsniui, palaipsniui, tada imu ir nuosekliai. Pravalau, papildau, praturtinu ir vieną po kitą. Nebūtina iš karto ir visko. Taip. O pažingsniui, palaipsniui ir tada tikrai jauti ir naudą, ir mėgaujasi pačiu procesu, ir tokio didelio streso organizmui nesukeli, ir šeimai streso nesukeli. Ir visi taip gražiai pasipildom. Tai turbūt mes tuo šį vakarą ir baigėme. Labai buvo geras su Daiva pasikalbėti, pasiplėpėti, pasidalinti su visais. Mes šio įrašu pasidalinsime savo įvairiose grupėse. Ir kas turėsite kažkokių klausimų, tikrai asmeniškai visą laiką klauskite, mes mielai dalinamės rekomendacijomis, patirtimis. Aš labai mėgstu visą laiką dalintis tuo, ką aš pati praeinu ir ką aš pati patiriu, tai arba dalinuosi istorijomis taip iš artimų patirčių ar artimos aplinkos, arba tai, ką aš pati patyriau. Ir leisti žmogui rinktis taip, kaip jisai jaučia, kaip jisai šiandien nori. Ačiū tau, Gintarė, iš tikrųjų su tavimi labai gera visada yra daryti seminarus, kurti renginius kartu. Tai aš taipogi kviečiu, jeigu kam bus aktualu ir surezonuos, beklausant, kad norite eiti ilgąją programą, tai kviečiu rašyti man asmeniškai ar Gintarei. Mes jūs prijungsim į grupę, kur palaikysime, priminsime pažingsniui kiekvieną savaitę, ką reikėtų daryti. Nieko nereikia, kaip sakyti, čia mokytis, jūs turite jausis komfortiškai ir laisvai. Tiesiog tam esame mes, priminsime ir, kaip sakyti, bedarant, žingsnis po žingsnio, prasidėjame visus programos. Tai lengva ir malonaus valymasi, ir lengva pavasario. Ja. Tai iki rytojos, Gintarė, iki sporto, susitinkame ryte, startuoti ir iki kitų seminarų. Iki. Iki.